Sveiki visi, aš Tomas ir šiandien jums padėsiu stebėti savo komandos draugo Aivaro pasirodymą MTB LT dviračių maratono taurės trečiajame etape Vilniuje. Aivaras šiandien mina 2 ratus, 2 ratų distanciją, na ir gavo tikrai žemą numerį, tenka jam startuoti iš pat galo, tai tikrai nemažai bus darbo, kol prasiskins kelią į priekį, pasigaus tuos varžovus, su kuriais turi panašų tempą. Oro sąlygos irgi puikios šiandien, maždaug 24 laipsniai šilumos, rugsėjo galas, tai tikrai puikus oras. 2 ratų distancijoje yra užsiregistravę maždaug 200 žmonių, tai varžovų tikrai nemažai. Aivaras nedalyvavo šiemet kitose MTB LT etapuose, dėl to ir gavo tokį žemą startą realiai iš pačio galo. Tai teks skintis kelią, štai jam man puikiai sekasi lenkti varžovus. Aivaro Scott Sparkas turi 36 dantukų priekinę žvaigždę, kas leidžia tikrai išvystyti nemenką greitį tiesiosiuose. Aišku, matysime, kaip seksis su tokio dydžio žvaigždė kopti kalniukus. Čia lenkiamas Remigijus Bugas, kitos MTB taurės vadinamas Laikas minti vienas iš organizatorių, tai linkėjimai Remigijui. Tik dabar prasideda pirmasis neasfaltinis ruožas. Čia visada būna kamščiai, toks lengvas chaosas, renkasi varžovai kuo patogesnės trajektorijas. Na ir bando Aivaras pro kairę, štai nemenka grupelė apsilenkti. Aišku, dabar susiaurės trasa, tai bus lenkimai dar sunkesni. Matosi, kad atiduodama tikrai nemažai jėgų, pulsas gana aukštas. Daug Atakers komandos narių šiandien važiuoja varžybose. Tai nauja komanda, kurią beje sveikiname su 3 vieta Maxi komandų įskaitoje. Tai tikrai neblogas rezultatas kaip naujai komandai. Tempas, kaip matote, varžybų tikrai nemažas. Aivaro vidurkis šiandien 25 km per valandą. Sorry. Bendras varžybų sukilimas per 2 ratus arba per 40 maždaug 4 kilometrus buvo
maždaug 470 metrų. Tai nėra labai didelis skaičius, bet prisiminkime, kad tai ne XC varžybos, o maratonas, tai maratonai dažniausiai būna greitesni. Pradėsime. Sargiai. Puikiai gaudo varžovus Aivaras, aišku, čia rizikos tikrai nestokoja. Kairė. Atsargiai. Čia buvo Arūno Lipnevičiaus nepašalina kartu su savim Aivaras, tai Gerai. Ačiū. tikrai pavojingas momentas. Na, svarbiausia, viskas gerai baigėsi. Linkėjimai Arūnui ir aišku sveikinimai su M60 grupės pirmąja vieta. Na, Vilniuje matome, kaip visada automobilių netrūksta, vat kai kurie bando ir trasai važiuoti. Dešinėje matome Gretą Prilytę, Aivaras dabar ją lenkia, ji laimi bendrą moterų įskaitą šį sezoną šioje taurėje. Tai tikrai puikus pasiekimas. Pradėsime. Atsargiai. Atsargiai. Tempas kol kas nei varžovų, nei Aivaro nelėtėja, kaip matome. Atsargiai. Pravažiavus 6 kilometrus Aivaras pagaliau pasigauna grupelę, kuri panašaus stiprumo kaip ir jis. Kaip matote, kelkraščiuose tikrai nemažai dalyvių, kurie turi techninių nesklandumų, daug šiandien nefinišavusių maratone. Pirmasis toks sandal trakas, kur reikia šiek tiek vairavimo įgūdžių.
Pati trasa tai nėra labai pasikeitusi, aišku, šioje trasoje visada nemenkas kiekis šaknų, tai tikrai papurto labai neblogai. Artėja Aivaras prie įžymiojo upelio, na, iki jo dar čia nemažai to puraus smėlio. Lenkia pagaliau Aivaras varžovą, priekyje matosi susidaro maža grupelė, na, ją reiktų irgi bandyti vytis. Su numeriais ant nugarų, tai mina tie dalyviai, kurie važiuoja 3 ratus, tai pilna į tą maratoną. Dažniausiai tokie dalyviai šiek tiek save pasitaupo pradžioje. Nu davai, šok mane ant rato. Nėra jėgų. Nėra? Tai kur tie 400 žmonių? Pasigenda Aivaras deklaruoto dalyvių kiekio, na, bet manau, gan greitai kažką tikrai pasives. Nereikia, ačiū. Praleidžia vandens zoną, gertuvės pilnas, na, lekiam toliau. Dar vienas. Ačiū. Pasiveja Aivaras ir Elžbieta Seliavaitė. Jos pasirodymą Panevėžio plento varžybose galite rasti ir mūsų kanale. Tai Elžbieta, linkėjimai tau, jeigu žiūri. Gerai. Na, o čia įkalnė ta 36 dantukų priekinė žvaigždė kažkiek tai sukels sunkumą, manau, Aivarui. Čia persikeliame į greičiausią turbūt trasos zoną, asfaltuota atkarpa ir gan greita nuokalnė. O kur?
per lengvą trasą. Pamatė Aivaras kairėje kalniuką, pagalvojo, kad ten yra trasa, bet ši klaida jam kainuoja gan nemažai pozicijų. Nemažai Bike Expert komandos narių irgi varžybose. Jie top komandų įskaitos bendroje lentelėje šį sezoną yra 3. Sveikinimai visai komandai su bronza. Ačiū visiems, kas atvažiuojat palaikyti dviratininkus, nes, juos tai tikrai motyvuoja varžybų metu. Kilometrai lieka iki pirmojo rato pabaigos, matome, aišku, jau jėgos po truputį ir senka, ir priartėja Aivaras prie ilgiausio kalniuko šiose varžybose. Ačiū. Galima. Šau. Puikų tempą demonstruoja Bernatonio dviračio akademijos jaunimas, tai neprašal būt Aivarui dar su šiuo jaunuoliu pasilaikyti truputėlį, kol gaus jėgas. Artėja pirmas ratas į pabaigą ir Aivaras pirmą ratą įveikė per 51 minutę. Reiktų neprarasti labai jau to tempo ir kažką panašaus bandyti demonstruoti antrajame rate. Ir genetinė laboratorija kaip pažangus genetinių tyrimų centras Lietuvoje. Čia galite rasti daugiau naujausių genetinių tyrimų sveikatai, ligų prevencijai, o užklupus ligai lengvesnį. Leidžia varžovą Aivaras, įkalnėse tikrai matosi, kad sunkiau dirbti jam šiandien. Stebėsim, kaip nuokalnėse galbūt pavyks atkirpti kažkiek tai laiko. Nemažai laiko Aivaras praleidžia užsienyje, aišku, ten išbando įvairiausius trailus, tai matome, kad nuokalnėse jam tikrai puikiai sekasi.
plačią trajektoriją čia Aivaras pasirenka, dėja praranda dar kelias pozicijas. Ojej, prisicirkinau. Čia dešinėje puikus kito dalyvio spurtas į kalniuką, tikrai įspūdingas greitis. Vienas iš Bike Expert komandos narių grįžta po paklydimo į trasą. Kaip matome, ne pirmas varžovas, kuris ir daro klaidas būtent šiame išvažiavime į asfaltinį ruožą. Dar vienas. Ačiū. Kairė. Tai yra jo kairė. Pasiklydau pusėm. Biškį atsigaivinti. Lygiai tą geltoną buvo aprengę. Jeigu nori lėsk, leisi. Susidaro tokia maža grupelė, svarbiausia, kad dalinasi tarpusavyje krūvių, taip nesulėtindami šito traukinuko. Nemyniau, jeigu man sakai, tai nemyniau. Tomuks važiavo 3 valandas, sakė, ten kankinas. Jo, ten kažkoks prasiminimus buvo. Na taip, vakar teko išbandyti Šernų trasą, MTB Karma organizuojamos varžybos, kitą šeštadienį bus sezono finalas. Tai visus paraginsiu, kas nori iš tikrųjų išbandyti ekstremalią MTB trasą, tai registruotis ir bandyti įveikti ją. Nu davai, pralysi. Gerai. Na, čia Aivaras imasi grupelės vedlio vaidmens. Nebedaug lieka iki varžybų galo, maždaug 10 km. Dviese likom. Pakeisi. Spėjai? Gerai. Puikus komandinis darbas. Priartėjo Aivaras prie įkalnės.
nuokalnė pasiekiamas Aivaro greičiausias greitis, tai 60 km/h. Tikrai įspūdingi skaičiai. Lenkit šitas toks. Tai kirto kampą. Senai buvo aplenks visų. Pradešinė. Puiku, kad į pabaigą dar Aivaras atranda jėgų lenkimams, svarbu neprarasti šito tempo ir gerai finišuoti. Pamenu iš praėjusių metų, kad labai reikalingas šioje vietoje palaikymas, nes tas kalniukas tikrai nėra trumpas. Bendrą 2 ratų distanciją šiandien laimi Jokūbas Kuklinskas. Tai linkėjimai tau, Jokūbai, sveikinimai. Na, o Jokūbo važiavimą Druskininkų etape bei Žemaitijos taurės Telšių etape galite rasti ir mūsų kanale. Minam. Pradėš. Sorry. Štai ir priartėjame prie finišo ir aišku sveikinimai Aivarui už tikrai nemenką kiekį lenkimų šiandien padarytų per varžybas. 27 vieta bendroje 2 ratų įskaitoje ir 20 vieta mėgėjų grupėje. Aš dėkoju visiems žiūrėjusiems ir iki kitų susitikimų. O tai kur anksčiau buvai dingusi?